Sveiki, draugai! Neseniai mačiau, kad kažkas bendruomenėje Apple klausė, kaip atkurti BHCP atsarginę kopiją iš Google Drive į iCloud, kai jų Samsung telefonas buvo sugedęs. Taigi, šiame vaizdo įraše parodysiu Jums, kaip labai paprastų būdų atkurti BHCP iš Google Drive į iPhone. Patikėkite manimi, tai gana paprasta padaryti, tad pradėkime vaizdo įrašą. Na, draugai, jei norite atkurti BHCP atsarginę kopiją iš Google Drive į iPhone, procesas yra labai paprastas. Mes naudosime šią profesionalią įrankį, leidžiantį be jokių pastangų perkelti BHCP duomenis iš Android į iOS. Ši programa yra visiškai paprasta ir galite ją parsisiųsti tiek į Mac, tiek į Windows kompiuterį. Nuoroda bus pateikta apraše, tad galėsite ją parsisiųsti be jokių problemų. Dabar aš jau turiu programą čia ir sąsaja yra gana lengvai suprantama bei naudojama. Mes turime kelis variantus – tiesiogiai perkelti iš vieno įrenginio į kitą. Sukurti vietinę jūsų įrenginio, ar tai būtų iPhone ar Android atsarginę kopiją. Importuoti atsarginės kopijas iš Google Drive ir atkurti BHCP atsarginę kopiją iš Google Drive į iPhone. Norėdami atkurti BHCP iš Google Drive į iPhone, eisime į šią trečiąją sekciją, kur galėsime tiesiogiai prisijungti prie Google Drive. Procesas labai paprastas, tiesiog įveskite savo paštą ir saugiai prisijunkite. Kai tik gausime prieigą, galėsite matyti visas galimas atsarginės kopijas. Dabar spustelėkime parsisiųsti, kad gautume BHCP atsarginę kopiją iš Google Drive. Parsisiuntimo greitis priklausys nuo jūsų interneto ryšio ir atsarginės kopijos dydžio. Kai tik parsisiuntimas bus baigtas, pamatysite atsarginę kopiją paruoštą atkūrimui. Šiuo metu turite du pasirinkimus – atkurti BHCP atsarginę kopiją iš Google Drive į iPhone. Eksportuoti atsarginę kopiją į savo kompiuterį. Šiam mokymui mes atkursime BHCP iš Google Drive į iPhone. Spustelėkite tęsti, įveskite telefono numerį susietą su Google Drive atsarginę kopiją ir palaukite patvirtinimo kodo. Kai tik jį gausite, įveskite kodą ir įrankis apdoros atsarginę kopiją. Galėsite peržiūrėti visus pokalbius prieš tęsiant toliau. Dabar prijunkite savo iPhone ir spustelėkite atkurti. Atminkite, kad visi esami BHCP duomenys jūsų iPhone bus pakeisti nauja atsarginė kopija. Spustelėkite tęsti, pasirinkite BHCP Messenger. Baigus atidarykite BHCP savo iPhone ir pamatysite, kad visi pokalbiai, medija ir nustatymai iš jūsų Android įrenginio dabar yra prieinami jūsų iPhone lygiai taip pat kaip ir anksčiau. Alternatyviai galite perkelti BHCP duomenis rankiniu būdu naudodami integruotą BHCP eksportavimo funkciją. Tačiau šis metodas užima daug laiko ir reikalauja pokalbių siuntimo paštu. Tai nėra geriausias variantas palyginti su profesionalios įrangos naudojimu. Taigi, geriausias būdas atkurti BHCP atsarginę kopiją iš Google Drive į iPhone yra naudojant šią programą. Tai greita, veiksminga ir be vargo. Atminkite, parsisiuntimo nuoroda yra apraše. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki pasimatymo kitame vaizdo įraše.